Labas rytas, labas rytas. Nu jo, orelis, cepelinis. Bet šiandien Žalgirio varžybos. Eisim į Žalgirį, tai ir tėvus paėmiau, ir bičiulių paėmiau. Bus fun. Bet kas man dar labai fun ir noriu šiandien pasidaryti, tai atsidaryti šitą dėžutę. Turiu Starlinką. Jo, turiu Starlinką ir iš tiesų nežinau kas viduj. Daug nesidomėjau, žinau, kad reikia, tai turbūt žinau tiek dabar, kiek ir jūs. Tai atidarysim gal biškį vėliau, nes vis tiek Argentinoje, Čilėje nebus kažkoks super internetas. Tai Starlinkas, manau, pagelbės, turbūt ne į kalnus neštis jį, nes daug svorio, bet vat kol būsiu ant jau žemos altitudės automobiliu keliaujant, tada, manau, visai pravers. Biški, 5 kiaušinukai, duonelės, valgysim, lėksim sportuot, padaužyti biški krūtinę, pabėgiot. Jau beveik apsimėčiau ir sąrašiuką, rūbų, daiktų, toksai gan netrumpas jisai, žiūrint, bet jau didžiąją dalį turiu iš viso sąrašo, tai čia principe beveik visi rūbai ir truputį įrangos iš maisto ir panašiai, tai norisi greičiau turėti, nes reikia komplektuotis, nes Ojos del Salado ir Aconcagua bus vieni, sakykime, kaip batai ar striukė, o jau Everestui kiti batai, ten jau kostiumas ir tokie dalykai, tai kai kurios dalykus reikėjo pasimatuoti dar prieš užsakant, nes ne viskas Lietuvoje yra. Tai tokius reikia greičiau namų darbus atlikti ir turėti vietoje, kad žiūrėt, kaip viskas telpa ir viskas tinka ir yra patogu. Bet, sakyčiau, jau rūbų 90% viskas yra sukomplektuota, tik dar ne čia parduotuvėje. Dabar matot dauguma visi šneka apie Everestą, bet suprantat, kad į Everestą kopti per Tibeto pusę Kinija duoda leidimus tik tiems, kurie yra pasiekę 7 km kalną kažkokį. Tai vadinasi, jeigu aš neįkopsiu į Aconcagua, kuris yra Argentinoje, tada aš negalėsiu kopti ir Everestą. Čia viskas yra susiję. Jeigu kopi į Everestą per Nepalo pusę, ten principe jo, gali atvaryti, va tai va, susimokėti pinigus kažkuriai agentūrai ir tada jau su jais lipti. Aišku, daug agentūrų, daug skirtingų ir politikų, bet, dauguma praleidžia. Bet iš Kinijos pusės, iš Tibeto pusės, ne, jeigu tu nesi buvęs 7 kilometruose, tu negali lipti ir tu negausi leidimų lipti Everestą per Kiniją. Tai vat todėl yra labai didelis fokusas į Pietų Ameriką, į Čilę, tą patį Ojos del Salado. Nes tai yra toks kaip garantas, kad galėsi lipti Everestą. Tai nereikia taip labai susifokusuoti dabar į Everestą. Aišku, Aconcagua nėra 7 km, jis yra 6,9, 6,3, jei neklystu. Gal ir klystu. Tai žodžiu, truputį trūksta iki 7 km, bet kadangi jisai yra kaip Seven Summits, o Seven Summits yra dalykas, kad kiekvienas žemynas turi savo aukščiausią kalną. Tai šiuo atveju kaip yra Šiauriausias Amerikos kalnas, Šiaurės Amerikos aukščiausias kalnas, Pietų Amerikos aukščiausias kalnas, Azijos, Europos ir Okeanijos ir panašiai. Tai Aconcagua gaunasi kaip Pietų Amerikos aukščiausias kalnas. Tai kinai jį užskaito, kad galėtum lipti į Everestą. Tai todėl nereik labai dabar
viską fokusuotis Everestą, pradžiai reikėjo Konkagvą įlipti. Dabar stengiuosi bėgti maksimaliai kiek leidžia, tai 15% įkalnį ir kol kas bėgu tik po 5 minutės. Nu jau 6 tai bus. Nes ką pamačiau, kad kai bėgu Kleboniškio miške pusvalandį laiko, nuovargio atžvilgiu, jaučiuosi taip pat pavargęs, kaip 15% įkalnį 5 minutės tik bėgčiau. Tai skirtumas nemažas. Jo, aš irgi blembačkai galvau, jeigu aš dabar tik vos išbėgu 5 minutės ant bėgtakio, tai kas bus miške, kai išbėgsiu. Bet žiūriu, 10, 15, 20 minučių, aš jaučiuosi labiau gyvas negu ant to bėgtakio. Tai iš tiesų jo, kas bėgioja, sporto salį pabandykite užkelti procentaliai, nes čia bent Diamond Gym eina 15 maksimaliai, o dabar čia aš bandžiausi prieš kelias dienas Sportgate'e. Tai Sportgate'e yra 18%. Bet, jausmas čia panašus 15-18, gal kad skirtingi bėgtakiai. Tai, blemački, jo, tos 5 minutės, sakau, atitiko vos ne pusvalandį miške. Aišku, norisi didinti, taip iki 10, gal 15 minučių ant 15%. Tai tada jau, manau, ir gamtoje taip valandėlę prasibėgti visai bus adekvatu. Tai tas taip truputį nustebino. Okei, nu ką? Pakuojam žaisliuką. Bus įdomu, visiškai nežinau, kas ir kaip jis veikia. Tai vyniojam. Nieko, kaip sakoma, gyveni mokaisi ir turnas miršti. Auksinė patarlė. Gerai, taisysiu kamerą. Nu va, geriau matysis. Taip. Taip. O. Daikčiukas. Laikikliai. Plastikas. Lengvas. Krovimas. Okay. Toliau pagrindinis daikčiukas. O. Šiaip nėra sunkus. Nėra labai sunkus, nes visur plastikas, beveik jokio metalo. Gaus biški bus toksai sunkesnis. Laidas, gan netrumpas. Ir instrukcija. Viskas. Tiek to Starlinko. Nu ką čia rodo, yra instrukcija. Taip, čia sukomplektuoji, jungi 220, paleidi, per appsą sujungi, susikonektini su telefonu
ir veikia, gali užmesti ir kažkur ant stogo. Šiaip aš kai žiūrėjau, aš pirkau tiesiai iš Starlinko puslapio, tai čia yra keli variantai, yra tipo jūrinis valtims, tada kelionė, Montigo ir Residential, tai tipo jeigu vat namuose pasijungti kažkas va tokio, tai aš kadangi Montigo, tai čia yra kaip ir tik tais du pasirinkimai, kas liečia interneto planus, tai arba Unlimited, čia kaip beveik, apie 100 eurų, kainuoja ir turi neribotą visiškai internetą, arba limituotas 50 svarų ir turi 50 gigų per mėnesį. Tai tą planą užsisakai. Dabar aš tik nusipirkau patį prietaisą, bet jisai nėra dabar nei aktyvavusis, nei joks be plano jisai dabar yra. Va čia šitas modeliukas. Jo, tai aš ėmiau šitą planą, tai pasirodo ne. Roam Unlimited 72 eurai mėnesiui. Ir pats prietaisas yra du variantai, arba standard, arba mini. Tai pats prietaisas jisai tik tais kilogramą 100 sveria. O su kickstandu 100 kg 160. Tai šiaip lengvas, realiai. Taip, outputas, gaunasi 30 voltų. 30 voltų, 2 amperai, viso 60 vatų, kad tu galėtum jį pilnai funkcionuoti. Šiaip jisai siurbia tipo, kaip rašo, iki 40 vatų. Tai mano dabar mintis, aš galvoju, mano powerbankai. Šitas atiduoda 50 vatų. Mano laptopinis powerbankas. Aš turiu zelandietišką. Cygnet vadinasi. Ir jisai gali atiduoti Type-C 20 voltų 5 amperai 100 vatų. Jisai per šitą gali atiduoti 100 vatų. Tai realiai jeigu tu turi laidą iš Type-C į dabar žiūrint jo DC jungtis, čionais ta apvali jungtis tokia senovinė, sakykime. Tai teoriškai jo, čia rašo iki 60 vatų max jisai siurbia pagal tai, ką čionais rašo. Tai teoriškai tu gali kaip ir nuo powerbanko jį pasijungti ir įsikelt vlogą. Aš tik tais kiek domėjausi, nežinau, vieni, kur tie grinai baus, tai gali tas daiktas judėti, Starlinkas gali judėti visą laiką ir jisai gaudys tą internetą. Nesvarbu, kad šitas daiktas būtų po atviru dangumi. Tai nesvarbu laukai, kalnai, kanjonas, bet kur jisai gali matyti atvirą dangų, principiai ten visur turėtų pasijungti ir tu turėtum turėti internetą. Bet visą laiką yra klausimas elektros. Ir man atrodo, šitam modeliui jisai negali judėti. Tai vadinasi, tu jį pasistatai stacionariai, atlikai savo darbus, kažką įkėli, kažką atsisiuntėjai ir atsijungi ir toliau keliauji. Man atrodo, tarkime, ten ant stogo, keliaujant su mašina ir tuo pačiu dirbant, aš nežinau, ar jisai pilnai funkcionuotų, ar veiktų. Tai iš kitos pusės man nėra labai ir blogai, aš galiu sustot, tarkime, dabar keliauju Čilėje, sustojau kažkur dykumoj, įsimečiau šitą, net jeigu ne nuo powerbanko, aš turėsiu inverterį iš, sakykime, tos liaudiškai tariant, prikurkės į 220, jų skirtingų vatų yra visose čia elektronikos parduotuvėse, tai tokį pasijungi ant laido, išsitrauki laidą iš mašinos, ta prasme, nuo tos prikurkės, nuo to inverterio šitą pasijungi laidą, šitą ištrauki kažkur ant žemės ar ant stogo, pasidedi ant stogo, pasijungi internetą, susikeli vlogą, jūsų vlogą pamatot, aš atsijungiu ir toliau keliauju. Tai kaip ir teoriškai turėtų viskas būti gerai, bet aš sumokėjau apie 420 eurų, tai gali būti gal, kad man iš karto aktyvavosi jau tas pirmasis mėnesis interneto. Tai reikia pasižiūrėti iš tiesų, ar nėra, kad jau čia sukasi tas internetas, nes pagal tai, ką rodo, tai teoriškai kaip ir tenai 70 keli eurai mėnesiui su neribotu internetu. Tas yra gerai, kad yra neribotas. Gal kažkada ateityje, kai jau bus labai daug Starlinko vartotojų, gal tada
Starlinkas apribos ir kažkokie bus paketai gigabaitų. Dabar kol kas gigabaitų kiekio nėra. Gali nuo gigabaito iki 100 terabaitų susisiųsti, jeigu yra toksai poreikis. Nu tai va, tai toksai daikčiukas bus dabar mano kelionių draugas. Kilogramo 100. Nėra daug iš tiesų, pagalvojus. Mano šita kamera daugiau sveria negu Starlinkas. Tai nėra taip blogai. Tai jo, reikės susinstaliuoti appsus, viską susižiūrėti, kaip čia kas veikia ir prasitestuoti. Bet jo, galvausiai daugiau elektros siurbs, tai iš tiesų tikrai galima nuo galingo powerbanko ir pasijungti patį Starlinką. Nu, aš čia rodau, kad su mašina lekia ir tas Starlinkas ant stogo, tai vat klausimas, ar tipo jisai, nu, tai taip, jį prisimontuoti gali bet kur, bet ar jisai veikia, kol lakstai su mašina, tai va čia klausimas. Ir šitas jau atsakau, nėra brangus variantas. Ten plus 300 eurų. Aišku, rinka dar nėra labai, nu, plati, nes turėti namų internetą už 100 eurų, nu, sakykime, Lietuvai tai yra kosmosas. Bet kur kitur yra arba labai prastas internetas, tai gal visai žmonės yra linkę mokėti 100 eurų už stabilų internetą ir tokį vat pasistatai namuose ir savo ramiai gyveni. Tai mes kaip lietuviai turėdami vieną geriausių internetų pasaulyje, tai tikrai tuo nesiskundžiam ir tos poreikius Starlinko tikrai jisai turbūt pats minimaliausias, bet manau kitos valstybės, nu, visai kai kur turbūt ir apsimoka. Gerai, manau apie Starlinką tiek. Gal jeigu jūs kažkas naudojat ar domėjotės daugiau, ar patys pačiupinot ir išbandėt, tai tikrai lauksiu komentarų iš jūsų atsiliepimo apie šitą modeliuką konkrečiai. Būtų įdomu išgirsti atsiliepimų. O dabar lekiam į Žalgirį. Blembački, kada buvau paskutinis kart Žalgirio rungtynėse po Atlanto. Jo, tą vasarą buvo rungtynės, mane pakvietė tada. Jankūnas man įteikė marškinėlius, tai jais ir pasipuošiau. Kaip klauso. Tai jo, paskutinį kartą rungtynėse tada ir buvau. Bet fainai, tada gerai gavot ten. Jo, fainai gavot. Tėvai tai jau sėdė arba jie bare su seneliu. Jo, nes seneliai, žodžiu, visas šeimyna. Vipus jėma pats. 2 draugam vipai, 2 tėvam ir 2 tie silver man ir kitam draugui. Okay. Taip gavos. Bezabrazija, kaip mano močiutė sako. 3, 2, 1, važiuojam! Aš nutraukiu varžybas, aš nežinau, ką jūs dar, nelabai veikia. Gerai, pasiruošę jūs, 3, 2, 1, važiuojam! Pakeliauju truputėlį aukščiau, kad būtų... Daug liaudės, smagu, gera atmosfera, lemba, tikiuosi laimėsim. Tai žodžiu, pavyko man gauti 4 vipus ir 2 silver vietas, iš viso 6 vietas. Tai mano draugo tokia nedidelė svajonė buvo pasėdėti ant parketo vipę. Tai 2 draugam atidaviau vipą. Taigi, 2 tada savo tėvam atidaviau kitą vipą, antrą eilę. O aš pats su savo treneriu į silver vietą. Tai yra mūsų 6, žinai, šiandien. Čia mano treneris, Žygimantas Klasiokas, Lukas Klasiokas. Mes už Žalgirį. Čia nealkoholinis.
Šanuoliai vyrukai, laimėjo. Viskas, laikas namučių miegoti, ilsėtis. O, trispalvė, tai mačiau jau publikos prisidėjo nemažai šiaip per PayPalą, tai jūs surašysiu tik tais atsikėlęs. Nu ką šiandien, žalia balta. Ei, jo, tada reikės įsitestuoti, išeiti į kiemą, tą Starlinką. Pasižiūrėsiu iš tiesų, ar abonementą jis dabar yra kažkoks išpirktas planas, ar niekas nėra išpirkta. Tai va, darbelių yra. Eime miegoti ir tuoj keliamės. Nu va. Pirmieji surašyti, tai labai dėkui, prasidėjo trispalvės pildymas. Bandysiu jūs visus užkelti ant visų viršūnių, nes jo, šitą kelionę, visos 3 kelionės gausis tikrai nepigios, tai jūsų lėšos tikrai pasitarnaus, kas kiek čionais prisideda, tai labai jums ačiū, nes ir skrydžiai, ir įranga, elektronika ir dar visokie velniai, tai bus čionais biudžetas nekuklus, tai reikia susidėlioti viską protingai, kad paskui būtų iš ko parskrist atgal į Lietuvą. Tai vat, tai ačiū, kad buvot. Dabar bus sekantis vlogelis, dar nežinau apie ką tiksliai, bet dėliojasi dar, čia įrangėlės yra. Tai jo, viskas juda ir manau, gal jau ir kitą savaitę bus čia mano kambarys labiau pakrautas dėžėm su nauja įranga. Rūbai, avalynė, prietaisai, tai tikrai parodysiu. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir susitiksime greitai. Iki bičiuliai.